Ar turi būti kažkiek didinami mokesčiai, ar reikia ūkininkam iš vis nedidinti? O kam didinti? Gynybai. Kokiai gynybai? Ko mes ginsim? Lietuvą ginsim save. Nuo ko? Nuo priešų, kurių turime. Ukraina 46 milijoną neapsigin, mes 2 milijoną išgelbėsim pasaulį. Ir nuo ko čia mes turėm ginti? Tankų prisipirksim, džipų prisipirkom po 200 tūkstančių. Ką man reikalingi? Ką kažkas pasivažinėt, šakalienį pavažinėt po Lietuvą. Nemaukiam paskutinių kelnių visiems žmonėm. Kelam mokesčius, kad galėtų šakalienį čia važinėtis. Šakalienį jau pridarė savo laikas, kad buvo vakatiminėjami. Ir jie algas gaun ir kelam mokesčius. Kam? Aš nematau nuo ko gintis. Aš sakau, rusus tegul pul naktį, kad aš išmiegojęs matysiu, kad jau karas pasibaigė. Karvašudžiais, dar ką nors, užmėtysiam tus rusus. Su kuo mes kariausiam? Paimkiam rusų platumą ir Lietuvos platumą. Nėra, čia rusus eis ir praeis. Bet mes esam NATO dalis. Tai mes galim būti ir NATO. Ar jūs galvojat, kad NATO pradės pasaulinį karą dėl Baltijos šalių? Mes turime čia ir partnerių, ir lygiai taip pat ten vyko pratybos. Išlaikyti vokiečius? Skiriam Ukrainą. Kam? Ukrainietė atvažiavė čia iš mūsų jaugas, sako, jūs mums skiriat ant pinigų, ką mes skiriam? Zelenskijų gyventi. Visim niekam mes realiai paskutinis kelnes velk Lietuvos žmonėm ir skiriam kažkam Ukrainą, dar kažkam skiriam tų pinigų.